Labas, šiandieną mūsų scenoje ypatingas kristalas ir tikrai ne visiems. Tai yra magams, raganoms, raganaitėms, šamanams, vedliams, žyniams ir kitiems, kurie yra ezoterikos pasaulyje. Tai yra stebuklingas magų akmuo atsakingas už pasąmonę, už visokeriopą apsaugą ir mūsų gerovę. Labai dažnai galite klaidingai jį įsigyti ir vietoje jo gauti tiesiog agatą. Tai reikia žinoti, kaip jį atskirti, bet tai yra tikrasis Morionas magų akmuo. Nuo seno net ezoteriniuose šaltiniuose minimas kaip stebuklingas ir buvo naudojamas jau Lemūrijoje, Atlantidoje ir senovės civilizacijose. Šį mineralą jau viduramžiais turėjo visi alchemikai, taip pat jis dar vadinamas ir Budos akmeniu. Taip pat naudojamas ir gyduolių, ir bioenergetikų, ir psichologų, ir psichiatrų. Jis ne tik saugo, bet ir išvalys visą neigiamą energiją arba tai, kas buvo siųsta. Jisai teiks pagalbą greičiausiu būdu savo šeimininkui. Padės pasiekti visus tikslus, stiprins visus įgūdžius, atneš laimę, gerovę, gausą, išmintį, padės pasiekti profesionalumo ir visų aukštumų. Tačiau, kaip ir su visais kristalais, labai svarbu paminėti, kad jisai skirtas žmonių labui, nedarant pikto ir nesinaudojant pernelyg jo galiomis. Jeigu dar neturi šio nuostabaus kristalo, paskubėk parašyti man, kadangi jo yra tik keli vienetai. Ir asmeniškai tau pasakysiu, kaip reikėtų ateityje pasitikrinti, ar čia yra tikrasis Morionas. Ir parašyk, ar esi girdėjęs tokį akmenį, o galbūt jį turi ir ar jisai tau patiko.